ginčo metu. Tai esi Viešpaties palaimintasis. Pradžios knyga, 26 skyrius, 29 eilutė. Izaokas gyveno Palestinijoje, kaip svetimšalis. Dievas jam pažadėjo visą žemę, bet jis vis dar buvo Piemuo krašte, kuris priklausė kitiems, bet jis pasitikėjo Dievu ir buvo gerbiamas bei įspūdinga asmenybė. Dievas laimino kiekvieną darbą, kurio jis tik imdavosi, ir padaugino jo turtus bei bandas. Kiti žmonės buvo pavydūs, jau užvertė Izaoko šulinius ir jį patį išvarė. Jis jiems tapo per stiprus ir per daug galingas. Izaokas pasitraukė toliau ir atkasė senus šulinius, kuriuos jo tėvas Abraomas buvo iškasęs. Bet žmonės vėl ginčijosi su Izaoko piemenimis ir tvirtino, kad vanduo priklausė jiems. Tada Izaokas pasitraukė dar toliau ir iškasė naują šulinį. Ir dėl šio šulinio kilo ginčas, ir vėlgi jis pasitraukė toliau ir vėl iškasė naują šulinį. Ir tada jau nebekilo ginčų ir Izaokas pavadino šį šulinį Rehobotu ir pasakė, dabar mums Viešpats suteikė daug vietos. Ten jis pastatė Viešpačiui aukurą, nes jis žinojo, kad Viešpats jį saugo. Po kurio laiko pas Izaoką vėl atėjo žmonės ir norėjo su juo sudaryti taikos sandorą. Jie išsigando Izaoko, nes matė, kad Dievas laimino viską, prie ko jis tik prisiliesdavo. Jie galėjo aiškiai matyti, kaip Dievas buvo su Izaoku ir galvojo, tu esi Viešpaties palaimintasis. Nors Izaokas nebuvo silpnas žmogus, iškilus ginčai, jis ieškojo sprendimų. Jis nesilaikė įsikibęs savo teisumą. Jis nusileisdavo ir pasitraukdavo. Jis žinojo, Dievas jam net dykumais parūpins vandens. Taip jis visiškai pasitikėjo Dievu, o ne savo teisumu ar savo stiprybę. Todėl jis galėjo nuleisti ir užbaigti ginčą. Yra tiek daug smulkmenų, dėl kurių ir mes ginčijamės. Lyg nuo to priklausytų mūsų gyvenimas. Bet mums to nereikia. Mums reikia ramybės, kurią mums suteikė Dievas. Ir mums reikia jo palaiminimo. Kad mūsų gyvenimas taptų vaisingas, ginčiai atneša kartelį, šaltį ir išskaičiavimus. Ramybė suteikia stiprybės, drąsos, saugumo, gailestingumo. Tėve, kuris esi danguje, kaip gerai, kad aš turiu tave. Tu žiūri į mane ir tada, kai kiti nori pasinaudoti manimi ar blogai kalba apie mane. Jei aš stengiuosi išvengti ginčų, tu kompensuoji man trūkumus. Tu nori, kad aš ieškočiau taikos, net jei tai man kažkiek kainuoja. Tavo taika yra verta to. Amen.